Labuka šaika. Vėl naujas video ir vėl mes randamės prie kregždutės. Realiai vaizdas nelabai kom keičias, tik vėl galų pastatyta ir dabar šiuo metu pakelta nuo žemės. Tai kol neįsivažiavom, spaus patinka, parašyk komentarą, jeigu nepasubscribinės kanalą, būtinai tai padaryk ir padėk man puoselėti mano kanalą. Tai dabar ką, grįžtam prie kregždutės. Tai po pakatuškės, kaip ir sakiau jau kažkuriam video, išgriuvo Silentas šitas. Tai dabar paimsim, kur čia, kad paaiškint paprasčiau būtų. Va šitas va Silentas, va bumeranginis, va šitas, oi, atsiprašau, va šitas, va. Išgriuvo, tai dabar užsakytas poleritanas. Poleritanas užsakytas buvo pirmadienį ir antradienį, šiandien penktadienio vakaras, poleritano va. Taip pat sakiau, nebus hidraulinio rankinio, ir hidraulinis rankinis bus, tik nežinau kada. Bus IRPO, ne reversinis, o kaip originalioje vietoje, su ilgesnė rankena. Tai ačiū tiem, kas mane parėmė ties šituo reikalu, tikrai žiaurminiškai ačiū, žinau, kad abudu žiūri, tai ačiū dar kartelį. O šiaip šiandien ką darysim? Spręsim va šitą nesąmonę. Kiek sakiau, atsimenat, tikrai sakiau, kad supartas klinė. Tai turim cilindriuką, nelabai matosi. Nu jis toks. Taip nuspręsta buvo, kad gyvens šitas, tai reikia atsišveist, atsipoliruot, susitvarkyti, kad būtų viskas gerai ir persirinkti supartą. Gyvenime esu vieną kartą tik tai daręs, tai kompaktų perrinkinėjęs, nu tai tikėkime bus ne per sunkiausia šita užduotis. Tai šiandien buvau atvaręs jau po darbo iškart, kad spėtų užsisakyti dalis, tai išsirinkau supartą, viską, o taip tvarkingai padaryta, kad netikėtų, bet vis tiek teka. Nu, nesmė. Tai dabar koks planas? Užsikuriu pečių, nes vėsoka. Ir šokam į timelapse restauruoti supartą. Tai kažkaip taip pastatysiu kamerą, įsijungsim šviesą čia, prasirinksim mūsų visą, kad viskas būtų patogu ir gražu, tvarkinga. Tai turim šiek tiek energetinio, tai po penktadieniausim šiandien prie kregždutės. Tai kol kas tiek, šokam į timelapse. Ačiū. Kągi, tai supratas persirinko, kaip ir viskas gerai, lyg ir neleidžia, lyg ir nusiorino, pedalas kietas, bet kai būsiu ne vienas, dar tikrai reiks patikrinti. Ką šaka, kažkurį dieną garažė ir ką mes turim? Tai buvo vakar, pagal balsą turėtumėt užgirst, kad šiek tiek pakimęs. Tai vakar buvau garažė, bet vakar nieko nefilmavau, nes nebuvo laiko ir reikėjo greitai viską padaryti. Tai ką turim? Turim poleritaninius silimblokus naujus. Turim stabdžių vamzdelių. Ką tai galėtų reikšti? Kad kažką čia būrėm. Tai su poleritaniniais silimblokas aš jau jums sakiau ir per video, tai kažkurį tikrai turėtų girdėtis, kaip ten daužosi kažkas tai. Tai ten galvojau silimblokas. Bet ne silimblokas, o turim va tokį va vaizdą. Šitas varžtas ne taip turėtų būti. Tai turim va čia va. Tada turiu dar o tokį va dalyką. Tai čia ačiū tekintojui, ištekino penktadienį. Tai šitą reikės dalyką įvyrinti.
Varžtą normalų iš kito garažo pasiėmiau, reiks bieškį alį rudis tik tai atšveist. Turiu kaip pavyzdį dar vieną. Ir kamerėplės. Replės tame, kad turim tokį va daiktą, nestandartinį. Tai jis pastatytas į standartinę vietą. Tai dar reikia dasidaryti jį, nes du vamzdeliai dar neprijungta. Vakar besikrapštant, kol šakė čia apsileido, pamačiau, kad galinių stabdžių vamzdeliai dar supūvė ubagan. Tai va šitas daiktas atsirado. Dar porą štuceriukų papildomą turiu. Turim va šitą va daiktą. Ir šiandien vakaro planas susivyrint, užpurkšt ir bent galinius vamzdelius padaryti, kad liktų tik tai rankinį prijungti ir norint. Tai visi žmonės kaip žmonės penktadienio vakar žiūri krepšinį, kas kaip kur ką, o aš atvariau vėl su kregždutė pabendrauti. Labai norėčiau ją išsiplauti, nes, kaip matot, tokio va po pakatuškių. Šiaip buvom 2 pakatuškės jau išgyvenom, tai 2 pakatuškės minus 2 stiklai lempų. Šitą iš vis labai normaliai. Tai kadangi sniego kiekis dar, kas buvo tiksliau, nes dabar tai žiburių nerasi sniego. Sniego kiekis šiek tiek mažokas buvo, tai mūsų spote viskas kilo, kaip matot, į lempas iš pamašinos. Tai dar vietiniai, kas žiūrit, galit pasakyti man ačiū už tai, kad spotą labai stipriai šiandien paruošiau žiemai. Tai aišku, video išeis tada, kai jau bus vėlu, bet jeigu kažkas iš vietinių, kas važinėja, parašysit ačiū į komentarus, kas mane žiūri, tai bent kažkas, nes kai parašau, kad reikia susiderinti, pasidaryti, pasilyginti duobės ar dar kažką, visiems va. Jo, nieks nieko nesitvarko. Tai šiandien 2,5 valandos pravargau ir turim, galima sakyti, 2 posūkius 3 bėgę. Tai čia realiai labai stipru, dar taip spotė nebuvo niekada. Tai gerai, gana verkt, užsikuriu pečių, Dominykų užkuriu pečių ir grįžtam prie darbų, tai šoksim į tą lapsą. Turiu ir akumus abudu pakrautus, ir laidą ilgą turiu, tai šiandien kažką pafilmuosiu, parodysiu, kas ten kaip kur ką gaunas man suveikti su mano nuostabia mašina. Ai, dar navarotas. Atsimenat, kai sakiau, kad čia elektriniai langai gal galėjo būti ar kažkas tokio. Ne velnio. Čia buvo apšifkė šitą nukrytus, nes čia jau taip fainai stipriai tai pritvirtinta. Elvinai. Ir karočią. Turim tokį dalyką, kad čia po apšifkė neturim jokio tvirtinimo. Nei va čia va tvirtinimai, kur turėtų būti. Absoliučiai jokio. Ir prie to pačio neturim jokio tvirtinimo langui. Tai nei pakelėjo, niekur, nieko, absoliučiai. Tai. Gerai, 5 minutės, gana neįdomu, einam darbuotis kažką.
Kągi, po dugnu viską kaip ir susitvarkiau, dabar atėjo laikas nusiorinti rankinį. Tai dabar ką turim? Turim čia va tokį va plastiką, čia taip va įsidėtas, tvarkingai. Viską dar kol nenorintas, tai va taip čia viskas kompaktiškai išsirenka. O toliau reikia atsukti to štuceriukus va ir bandyti žiūrėti, kur čia kas ateina, kur čia ko neteina ir kaip čia viskas toliau sekas. Tai, nežinau, timelapso čia jau nedarysiu, nes nieko čia nesimatys, tiesiog, kad kai nusiorins, tada ir parodysiu rezultatą. Kągi, rankinis įstatytas jau, galutinai ir norintas, tai viskas kaip ir atrodo plius minus originaliai. Nu kaip ten, matosi faktas, bet svarbu nekliūna į akis labai stipriai ir yra kur telefas pasidėti. Tai šitas dangtelis neužsideda, o šitas va. Neišeina. Čia kliūna, ir čia kliūna, nu, tai tebūnė, liks taip, bent jau tiek. Tai traukos, o šitiek va reikia traukti rankinę. Rankinis, kaip ir matyt, viskas kaip ir ok, dabar lieka jį prasitestuoti, o šiaip liko lempų stikliukus persidėti. Įsilupiau vieną lempą, pasidėsiu ant stalo kamerą ir su timelapsu, kaip aš ten viską dėlioju. Aišku, dar yra atlūžusių laikiklių, tai reikia jos biškelį pasikliuoti, bet esmės nesudaro, laikysis bet kokią atveju. Tai šokim toliau į timelapsą. Kągi, kregždutė kaip ir paruošta pakatuškiai, pirmam testui ar kažkam tokio. Tai norėčiau išsiplauti ir truputėlį įsisirpti, nes su tokiu outfitu ir tokioj tvarkoj. Šiaip taip pastoviai bandau susitvarkyti garažą, bet pastoviai čia bardakas man gaunas vis tiek. Tai dabar koks planas? Užsikurt, išsivaryti iš garažo, išsivalyti kiek eina grindis ir gal nuvažiuoti įsiplauti ir gal nuvažiuoti patestuoti, kaip rankinis veikia. Tai kaip visada šaika. Jeigu norit pamatyti kažką įdomiau, pasiekit mane Instagrame, laurinas.rudinskis ir pamatysit kažką gal įdomesnio negu ir greičiau negu YouTube, nes YouTube reikia montuoti, o Instagramą tik ir viskas. Tai šiam kartu tiek, nežinau, kol kas tiek, susitiksim arba pakatuškiai, arba kažkokiam teste, arba gal net ir prie kompakto sankabos keitimo, tai nežinau. Šiam kartu tiek, ačiū, kad žiūrėjai, paspaudžiam patinka, pasubscribinkit kanalą, tai faktas būtų gerai surinkti 1000 kažkada tai, subscriberių, po biškį jie renkasi, ačiū jum, bet 1000 būtų gražiau žiūrėtas, jeigu ne 600+. Tai kol kas tiek, iki kito.